Mes šiandien judam į Novalesną. Po nesėkmingos žvejybos esam šiek tiek nuliūdę, judame link kalnų. Kažkur gal užlipsim šiandien, kažką pamatysim. Nusimato lipimo biški, žinai, ant ryto. Mankštelė tokia. Šiaip šiandien pats tas oras 20 laipsnių tik tai. Vakar tai buvo virš 30, paskui nukrito iki 27, o šiandieną tai pats tas atsakelis. Nei karšta, nei šalta. Labai gerai. Nu, kai užlipsiu, duosiu žinoti. Chata. Kas čia kubilas ar čia valgį darė? Čia, kaip suprantu, lova. Čia plius minus taip mes vakar mėgojom. Lauk reiktų tvarkyti. Virtuvę. Op. Nu, tu čia sulaužiai. Nuslaužiu, čia tai buvo. Girda, kodėl ten ta chata su... Tai tu daužai ten. Kas čia, palauk, čia išvysti, palautėras. Piligrimų namai. Tai skambinu. Va, daviau žinot, kad užlipau. Čia prausęs maudas. Geriau nei atsisėdus. Žinai, dušę maudytis. Nes dabar kur buvom, tai ten kaip, nežinau, kaip vonia, kaip džekūtis kažkas, nežinau. Atsisėdęs turi maudytis, kitaip neįsimaudysi. Kaip 8-5 metų senį, žinai. O, Ratmanas ir Putla. Pažiūrėjau, kaip tave gražiai nupešiau, blei. Mantelis, va. Velnes. Nusimato biški vėl lipimo. Kaip gerai prasitampyti. Ne tave filmuoju. Švys galėtum išeiti iš kadro. Neįdomus esi. Visų galų meistrą turim. Kaip gerai, kad jie įdomiausi yra šito žemėj. Didžioji varna. Nu, už žiauriuką. Gal ir nieko. Už 7. Nemanau. Ui, kaip čia. Gerai. Kaip gerai. Tokia patranka. Kokį kitą kalnų dašauti. Manau, iš vis čia rankinę patranką, žinai, galiu paprasyti. Nu, reikia tos medukus nuimti. Stopus, breikus, žinai. Ir galim išsivežti. Nėra ką tu galvoji. Tai pririšime. Va. Gerai, kad turim įdomų žmogų su mumis. Su įdomiu žmogum dabar.
Vo. Vo. Ten kažkoks paminklas yra. Matai? Taip? Čiu. Tomas traukinukas. Mes iškeliaujam kažkur į kitą pilį galbūt. Galbūt kažką tai pamatysim dar. Sakyčiau, buvo tikrai verta, bet pamatėm tik tai vaizdą iš viršaus į apačią. Tai ir patranka, jo. Vaizdas iš viršaus į apačią 10 iš 10, o pilis, 5 iš 10 gal. Bet negali sakyti, nes viduje nebuvo. Nes atsisakėm gido paslaugų. Būtų kainavę 7 eurai už valandą. Neblogas valandinis šiaip gido iš žmogaus, 7 eurai už valandą. Jo, bet tikriausiai gidas ne anglų kalba būtų buvęs, o slovakų. Tai atsisakėm, bet, iš išorės tai 5 iš 10. Kriptonitas vaikščiant. Alpinistas. What are those? 180 eurų. Neatlaikė kelionės. Turėjau prieš tai Adidaso batus už 8 eurų. Viską atlaikė. Nei vieną įplyšimą. Per kiek? Kokius 5 metus gal. Ir patogus, nei kart nieko nepritrynė. Šitai irgi patogus. Nieko negaliu sakyti, bet vat. Šitą nesąmonę. Naujasis balansas pavedė. Nei 2 savaičių neišgyveno. Va tai vat. Reiškia... Brangesnis ne visada reiškia kokį kibiškį. Taip. Reiškia, nepirkit, o naudokit senąją techniką, kurią turit dabar. O kur... Vaikį. Ačiū, keigi, Čia pizda. Palauk, reikia užsikelt kojos. Neįmanoma, neįmanoma užsikelt. Palauk, pas tave. A čia tokie patys jie? Ne tokie patys. Vaduok man ant savo. Paro. Pas tave šitas. Pasigalva lūžta. Ai, tai zaibė. O kur? Tai kom ne tokie patys? Все, judam. Kaip gerai. O kur? La. Šieta nusvėrė. Palauk. Dabar jeigu paleistų, į kekę, kai grįžtų. Sorry. Pisa protą jau. Gerai. Gerai tau. Gerai tau. Tokią dūzgę šoviau. Žinai, ant užsivedimo. Užputė. Kur bakas? 100 tam buvo išderinti. Mes jau čia. Kiek mažai? Reikia 110 pastangų. Astravos pilis. Astravos pingvinų. O čia mes lipsim dabar. Sunkiai. Su savo kojom. Nebent Ratmanas paneš visus. Visus. Ant savo pečių. Ir mes pakylam. Kelelis tolimas. Tai tolimas aras. Bet raktis į apačią turės patys nešti. Tai numet. Baimas. Katafalką. Tai terminalą, žinai? Su katafalku? Aš tą panašiai Kingdom Come.
Bet iš pirmo. Žinau, iš pirmo, iš antro. Čia tiek lypom, pasirodo bilietus pardavinėja apačioj. Nieko, biškį pasparto, žinai, iš prakaitos. Bet iš tikrųjų nėra labai pratingai padaryti. Jo, čia lypi. O bilietai apačioj, nors tenais nelabai buvo ir parašyta. Žinai, iš prakaitos biškį. Reikia vaikių jiems, žinai. Po 6 alaus per vakarą susiverčia. Per pusę valandos 6 alaus šit. Atstosim dabar. 13 eurų. Sakit porą minučių. Nu, jeigu nebus verta, seni. 13 eurų, nu žiūrėsim, ar verta. Ką, einam? Turi raktą? Žinai, Epic Lutas. Raktą turi? Raktą? Ar nenusipirkai? Nenusipirkau raktų. Bet reikia. Bet už 13 eurų aš manau, kad turėjo duot raktą. Suprantu, kad Zuzana statė, buvo pilnai. Zuzana? Zuzana. Na. Yra lietuvis koks. Lietuvis? Nėra lietuvio, manau. Yra Judita tik tai. Judita ir Zuzana, net pavardės nėra. Tais laikais nebuvo pavardžių. Matai, žmogus reiškia, Sirnės ten Čakman patroni. Ir šiaip jis ausinukas. Čia tas iš Strongholdo, žiurkis iš Strongholdo. Kaip skaniai būtų, žinai? Kas čia vyksta? No fotos. Gerai, kad tu filmuoji. Gerai, kad aš nefotkinu. Atsargiai galvą. Žinai, kiaušinukų skaniai ir vištytės. Čia tai tikrai pavalgytum. Pavalgytum. O žiūrėk, vaišių stalas paruoštas. Viskas. Žiūrėk, torto iškepė. Ar čia sūris? Ten sūris, man atrodo, žiūrėk, kad čia mėsa. Kaip skaniai. Iškart fotį. Atidaryk dantį, kad... Palauk, aš nežinau, ar čia ten. Ne, užkaltas. Šiknikas. Užsidaryk, smirda. Kaip gerai čia bus pašykti. Ko tu darai, ble, rakink, debylė? Ką tu rakini mane? O man vienam įdomu, dėl ko Tulikas iš išorės užsirakina. Nu jo, įdomiai čia padaryta. 10 euriukų tai va. Monetikė viena. Čia piniginė. Paimčiau už 10 eurų šitą. Kai dripukas. Kai dripukas. Koinytės, marškinukai, viskas kaip priklauso. Kepuriukas koks, ar kas čia? Čapka. Va čia tai Air Maxai. Pro Max. Pažiūrėkit, tas duris, nu praeik. Bet čia jie tokie žemi visi buvo. Čia jeigu taip eit, mama, maždaug. Brrrr. Reikia pastojo lankstytis. Bau. Nežinau. Nes neužaugė, žinai, ar kaip. Čia. Va čia tai šaudė. Rankos dydžio. Realiai. Per langelį šitą šaudė. Tokie raiflai. Užtaisyt pabūklus. O, arbaletai. Ką tu geresnė, teta? Nu čia biški rimtesnė. Nu tokia. O čia dar rimtesnis. Eina šaut. O, iš tokių pasišaudyt. Turbulencija. Kokia čia? O, į šviesą. Visada čia palei laikrodį. O mum dar tiek valypt į viršų. Gerai. Nugarai pats tas jaučiu. Ne? Čia, kaip suprantu, masažai vyko. Masažinė. Tokių, žinai.
Kas kita visų valgys? Toks jis čia. Fleita pučia. Čia, kaip suprantu, pacientai laukia savo eilės. Čia, žinai, jis to kaip smagiai įsiveršt ranką. Ant rankiukai. Jau. Armoriukas toks. Karaliaus. 15 amžiaus. Galimai originalus. Labai čia mažoms kojytėms. Realiai vienas žingsnis ir tu gali iškristi. Grinai. Kas čia? Medis. O reiktų tokį medį. Kiek čia 205 metų medžiai. Kažkur. Nei daug, nei mažai, žinai. Nemanau. O, čia. Legendary Eagle. Čia tas iš Assassino, kur padeda tų. Su dviem galvom ožka kažkokia. Šaudėm žuvį, tai tokios plaukė, realiai. Tokios plaukė. Šito nematėm. O gal šitos matėm? Va šitos tai tikrai matėm. Šitos tai matėm. Ir ne vieną. Nu, šito tai nematėm. Šitų irgi nematėm. O, lauriukas. Kaip tu? Išsilaikęs. Rimtas šitas. Stoikiai. O, Farming Simulator. Kubiliukas išsimaudyt. Realiai panašiai vakar maudėmės. Atsisėda. Čia jaučiu grindys. Originalios dar. Kai vaizdai čia atsiveria. Wow, wow, wow. Seni lederis. Leder haidai. Apžiūrėjom čia viską. Kaip už 13 eurų gal ir nieko. Ir dar 8 už parkingą. Nu, jo, 8 už parkingą. Iš 10 įvertinčiau kokiais 8,5. Užsisakėm česnako sriubytės. No, listen today. Tikrai česnako sriuba. Kaip skaniai bus dabar. Nu, sriubytė. Tai 9 iš 10. Būsim visi apsičesnakinę šiandien. Nu, atnešė plėšytos jautienos su batatais. Kiaulienos. O jo, plėšytos kiaulienos su batatais. Šiaip atrodo visai nieko. Paragausim, įvertinsim skonį. Nu, plėšyta kiauliena. Irgi 9 iš 10. Tikrai buvo visai skanu. Taip, gerai, visi skaniai pavalgiam, reiškia galim važiuoti, įsikūrinėti į tvirtovę. Mums valandą laiko dar važiuoti 100 kilų ir virš valandos biškai. Apžvalgėlę būsto. Nu ką, mes turim king size bedą. Mes turim tualetą. Atidarom tualetą. O kur šviesa? Kur šviesa yra? Va, čia šviesa. Kriauklę ranką įsidėt galim. Vėl.
Vieną ranką, žinai, su kuria valai subinę, tai tą ir plauni tik. Valau, lovas vėl kietas. Kietas lovas. Kietas lovas. Mūsų kajutės. Pagalbė vėl. Sėdi identišką pagalbę. Čia išvys, čia ta prasme reikia ją susilankstyti. Ir tada jinai kažkiek atlaiko. Žinai galva, nes kitaip tai ten, nežinau, prasmenga. Sakė, dušas geras. Dušas geras. Sakė, nebereiks sėdėti. O, nebereikės atsisėdus būti dušė. Ką atidami? Nu, dušas kaip dušas. Normalus dušas, o ne kažkoks. Ja. VIP zona. Ultra wide šlasma. Full wide televizorius. Thompson. Mikrobangė ir pagrindinis, va, už ką moki pinigus, tai va, už kalnus moki pinigus. Kaip Ryte gerai gal čia. geriau matysis. Jo. Jeigu ką parodysim. Būtinai. Būtinai parodysim ryte. O dabar einam pakuotis, Čia kulvirstus įvyks man. išsipakosim, įsirengsim ir įsikursim. O, ir kapsulė yra, žiūrėk, kavos. Ir paprastas aparatas dar. Kaip gerai. Sakė, palėtus veikia. Nereikia. Kaip gerai. Mat pažiūrėsim, ar palėtus veikia ar neveikia. Vis dėlto. Žinai? Neduok, seni dieve, neveiks. Išsikraustam ir vėl. Važiuosim link Krokuvo šiandien. Planas į Vyčerio pubą nueit. Kažkokias pilis dar aplankyti, man atrodo, yra planas. Nepamenu tiksliai. Šitą chatą tai, ką žinau, viena iš geresnių buvo. Vaizdas tai 10 iš 10 į kalnus. Vakar atsidariau tą stoglangį, kokios žvaigždės buvo durnas. Pirmą kartą žvaigždžių mačiau. Kaip tu išsimegojai? Negerai, vaikai. Kaip aš negerai išsimegojau. Kodėl? Pakomentuok. Nes ant lentų mėgoti. Kaip viduramžiais buvau. Nežinau, aš gerai išsimegojau. O kaip tu naktinis vaizdas per langą buvo? Taip, įdomu. Stoglangį. Nu. Buvo žvaigždėtas dangus panorama. Bet išsimegoti man tas nepadėjo nei kiek. Atvykom į kažkokią apžvalgos vietą, kur galime pakilt už pinigus arba pakilt savom kojom. Bet įdomu, kiek kainuoja už pinigus, bet aš visai sutikčiau savom kojom. Žinai, apšilimą rytinį tokį mankštelę pasidaryti. Išprakaituoti. Aliuką vakarykštį. Pats tas būtų. Žodžiu, 17 eurų. Pirmyn atgal. Kažkas tokio. Tai savom kojom. Sen, kaip gerai. Savom kojytėm. Mes ten tikrai neužlipsim. Sen, mes tikrai ten neužlipsim. Eik. Metrus, buvo aš kur numirt baigim. Ne, kur dar 2 kilus mane ten nori na. Jo, čia kažkaip apie daugiau. Einam, prieisim, pažiūrėsim, ar tikrai neužlipsim. Žinai, challenge'as. Bet jau blauzdas užsipumpavusias. Motina pisa protą vaikam, kad jie nenori lipti. Todėl jie naudojas liftų. O tie, kas eina, atrodo taip. Ir dar ant jų lyja. O šitie ramiai sau. Kyla, užkyla. Bet čia tipo 1,5 kilometro? Mums 2 kilometrai. 2 kilometrai mums. 300 metrų pakilimą. Camp Rocentų. Elevationas. Tik negalime. Nu, ką darom? Lipam ar nelipam? Aš tai seniai sakyčiau, paprikolų, žinai? Nu tai ir važiuojam tada. Bet už 100 metrų sakysiu, na, čia. Atgal einam. Alpine Pro. Kaip gerai čia bus. So, mes viskas, jau praėjom realiai vartus. Nebėra kelio atgal. Nu jo, nebent ten. Žodžiu,
Kai užsipysiu, duosiu žinoti. Paskambinsiu į laidinį. Davai. Lauriukui čia patiktų. Jie seneliai lypa ten tai. Mes tikrai turim lypti. Bet jie gal čia kiekvieną dieną lypa. O mes... Svarbu nesusilaužyt kojų ir viskas bus gerai. O. Mantelis žino kelią. Bali, čia vaikį. Kažkas su dviratuku dar važiuoja. Tokiom šaknim čia lypti. Ko? Medpunktą? Greit reikės, man atrodo. Megstinuko to reiks mautis, man atrodo. Jau bišį karštą daro su vandens. Tai nepasėmėm? O. Lypikai. Niekas nesitikėjo, kad mes čia lypsim. Kai šok kvepuoju jau kur. Ten dar statumas prasidės. Kojom. Užmedijusios kojas. Viso, nuo pirmadienio į salę. Dirbsim. Savaitę niekur tai namų neįtų, man atrodo, net parduotuvėme. Seniai dirbsim dvigubai daugiau nei dirbom prieš tai. Tai reiškia, kad sėdėsim namuose vėl ir dirbsim prie Nexus RP, Redem, Wild West serverio. Tik šį kartą dvigubai stipriau daugiau. Seni, kodėl mes nepasėmėm atsigert? Ta, palauk, sulakstyčiau. Iki mašinos subėgiok. Kylam einam. Aš tikiuosi ten bus nusipirkt atsigert. Ai, nu tai atsigersim. Na, iš tokio pasivaikščiojimo. Nu, čia pasivaikščiojimas rimčiausias kol kas. Ir visada į kalną. 40 laipsnių. Važiuojam seniai. Tai čia dar nepabūdė, turbūt ten dar stačiau. Čia 70 laipsnių kampas. Tu durnas. O tu žinai, nuėjimą nusifilmuo. Padėk kamerą, užlink ir nusileis pasiimti ir vėl užlink. Niekada aš taip nedarysiu. Tik ne čia. Nes aš tai už gyvybę čia kovoju dabar. Gerai, reikia vėl prisėsti. Kur tai debi? Debi. Kaip Valjavičius įlipo į Everestą. Jisai nesveikas, seni. Jisai nesveikas. Žinai, tai ne taip karšta buvo, dėl to užlipo. Sada. Neturiu energijos kalbėti. Noriu gerti. Žinai, čia su šitais pasileisi, man atrodo. Galva apsisuko, nes...
Aliukas, kai bėga vakarykštis. Kaip jam gerai. Čia Dievas mus baudžia. Žinai? Už nuodėmę. Už visas nuodėmės. Už tai, kad kebaptūro nebuvo. 25 metų, 24 gabalo nėra. Noriu namo, noriu į Lietuvą. Užsipėjau kariauti su tais kalnais. Grįšiu namo, kaip gerai bus dirbti vėl. Nebenoriu aš tų atostogų, nereikia man. Aš noriu dirbti, seniai. Įvykėmės. Mes seniai įvykėm šitą kalną. Gera rytinė mankšta padaryta. Einam ieškoti, atsigerti kažko. Manau, kad verta buvo. Aišku, visą tai galim buvo 17 eurų padaryti, bet nebūtų taip, žinai, taip smagu. Senį mes padarėm. Čia galim jaučiu nusileisti. Nusirident. Vaizdai 10 iš 10. Aišku, per kamerą tu nepertiksi tokių vaizdų, bet aš matau galimai visai ką kitą, negu jūs matot. Vau. Vėjelis irgi šaltokas. Būtų gerai nesusirgt paskutinės kelionės dienas. Ką vyrai mūrai. Žiūrim slidinėjimo trasas. O čia tai paslidinėti su pašikniuku. 19 eurų žmogui. Ten biškį praveda pro kažkokį takelį, bet nusprendėm, kad neįsim už 19 eurų žmogui, nes jau čia 8 eurų gautųsi. Plius minus 4, tai biškį per brangu. Užteks čia ir taip, ką matom. Už dyką. Nemanau, kad tenais kažką geriau mes pamatytume, negu kad čia. Biškį aukščiau, aišku, bet, nemanau, kad labai skirtus. Tai užteks ir už dyką. Sutaupysim 8 eurų. Skaniai geriau pavalgysim kur nors, nei pamatysim tą, ką matom už dyką. Oho. Kaip gražu. Kaip gerai. Kiek vaizdas iš 10? Blemba. 9,5 iš 10. 10 iš 10 vaizdas sakė. Tų krūmų galėtų nebūti. Eik mokėk 20 eurų ir nebus. Tau ir taip čia jau išskirto tas medžius. Kaip nori taip ar taip? Belė kaip? Opa! Op, kulvirsti. Kaip tu jauties po kulvirščio? Tūko galva. Labai nesmagus kulvirstis buvo. Viskas, išpildėm. Susidaužiau. Išpildėm, kaip sakant, užduotį. Jau galim važiuoti į Lietuvą. Nes visas užduotis išpildėm. Tik vieną te buvo kulvirstis. Užlipom, bet dabar laikas lipt atgal.
Nu, bet atgal gal lengviau nei į viršų. Bet čia palauk. Čia tipo su tais, su drift bikais. O šito leistis? Tu durnas. Čia tikrai užsimūšęs būčiau. Būtų labai smagu. 15 eurų. Būtų kontento. Bet man įsikrautų kamerą visų pirma. O visų antrą aš neturiu kur tos kameros pasidėti dabar. Ant kaklo būtum pasėmęs plačiūdą. Nu, tada gal ir tema būtų, iš tikrųjų. Išvis mes net nežinojom, kad čia tiek lypstingi. Tik palipom ten į pačią tą pirmą. Sako, karoči, tipo, čia ne visada statutai, žinai? Tik, karoči, užlipom biškį, prasidėjo vien statu. Tai kaip jumis kitaip priversti? Nepakilti viršų. Svarbu nenusijobint, nes čia gan statu. Svarbu neužkliūti už šakų. Ir tada viskas bus gerai. Nu, sukibimas toks, žinai. Jeigu čia būtų palyja, nebūtų čia gerai. Nu, bet tenai ženklė rašė, kad tipo, jeigu tu lipi peškom, tai ant tavęs lys. O tie, kas su liftu kelias, va tiems jachtos. O mums šachtas. Žinai. Bet skaityk, jeigu keltis 15 eurų sumokėt ir dar vis tiek reikėtų į apžvalgos bokštą, tai dar 19 eurų. Durna, seni. Pasiruošęs? Ar tu pasiruošęs? Visada pasiruošęs. Nu dabar galvoju, kurio eit geriau. Per šoną? Vadap mat ne. Aš per čia eisiu. Pas mane stabdžiai geri. O kelienai? Nelabai. Lyptų. Lipu. Čia tokiais įdomesniais takeliais lypam. Vėl į kalną, brolau. Jau beveik palypom, tai kelienai jau davė žinot, kad atsargiau su rankiniu stabdžiu. Nes gali kelienas išlysti, žinai, į išorę. Varysim, ieškosim kebabinės kažkokios jaučiu. Nes Slovakijai kol kas neragavom dar kebabo, neįvertinom. Slovakiško kebabo. Tai būtinai šiandien reikia paragauti. Bet čia šitose kaimuose rasti kažką normalaus, nežinau, ar kažką rasim, bet gal rasim. Vartai, per kuriuos ėjom. Mums žadėjo, kad ant mūsų lys, bet ant mūsų nelyjo ir mumis apgavo. Mumis seniai apgavo. Įveiktas challenge'as. Didžiausias kalnas, į kurį man teko lipti, iš tikrųjų, apart Simonaitytės kalno. Simonaitytės kalnas, Klaipėdos aukščiausias kalnas. Ten praėjo mūsų vaikystės su pašikniukais. Taip, norėtųsi kebabo. Iš tikrųjų. Nedaug dieve, nebus kebabo. Nesuprato, kur mes varom. Užkast? Gali patikslinti, kur mes varom. Ką mes norim pavalgyti? Kebabą norim pavalgyti. Nu dabar gal suprato. Slovakiška. Taip, slovakiška. Mes dabar varom slovakišką kebabą paragauti. Ieškoti, o paskui paragauti. Kur mes varom? Į slovakišką kebabą, žinai, paragauti? Į slovakišką kebabą mes varom. Į vidų. Jeigu nesupratot, kur mes dar, tai Slovakijai. Nedaug dieve, komentaras koks bus. Kur jūs čia važiavot? Nedaug dieve. Skanus tau? Skanus, aišku, nesiekia lygio. Kur mes tam? Berberno, Čekijos ir Lenkijos. Nu, stiprus septynetas. Stiprus septynetas. Nu, aš dar nespėjau atsikast normaliai. Dar pažiūrėsim, kaip paletas reaguos, žinai.
gali Am, jam, jam. būti, kaip ant kietuką nukris. Šviežios daržovės šiaip. Šviežios daržovės. Sakyčiau, koks 7,5 gal. Nu, Va šitą kebabinę, jeigu būsit Slovakijai, nevalgyk. galit užsukt, bet labai čia nepakeliui, žinokit, būsim. Nes nuvarėm į vieną, kur tipo rašė dirba, atvarom ir tik nuo 5 dirba. Iki 2 nakties, tai taip įdomus darbo laikas tikrai. Bet šiaip visai nieko, toks 7,5-8 net sakyčiau. Bet reikia nepamiršti, kad kainas sutakas. O, jo, geras pointas. O ne 4 pem? O ne 4 eurų 8 šiaip, nu čia mažas dar skaitos. Tai tada 8. Kyla. 8, jo, 8. Stiprus 8, daržovės šviežios, mėsa nebloga ir padažo ne per daugiausiai. Vietinės kolos, žinai prie skanaus kebabo. Nu, davai. Neišragavo, žiūrėjau. Žinai, skonis kaip zetuko. Ne. Gaidys. Jim paragauk. Tai aš jau ragavau. Tai dar paragauk. Įrodyk, kad ragavai. Nepirkčiau. 5 iš 10. 4 iš 10. Iškardantis apsinešė. Aš supratau. Atsimeni, būdavo anyžiniai saldainiai tokie. Ai, jo. Va, tai čia anyžius. Ne, seniai, ne. Ką man primena? Geriau, va, Zenit, eis testas. O šitas visai nieko. Tai duok ir šitą paragauti, kad tu. 7 toks, žinai, stiprus. 7. Nu, 7. čia gerai. Pasatas. Spinelė išvažiuoja. Technologija. Kad langas nekristų atvertki šovės. Jo. Gerai. Keliausim dabar link Krokuvos jau pabiškį. Per Zakopanę. Ilgai keliausim 2 valandas. Bet čia įdomiai šviesoforai nei vienas neveikia. Gal dėl to, kad savaitgalis. Važiuoja čia jau ženklais. Sustojam apsižvalgyti biškį. Tokie vaizdai čia, panorama. O kaip dabar praeit? Wow. Kaip gerai čia, seniuk. Kaip čia gerai. Šypsokis. Jeigu nubėgi iki ten, vat nuo čia iki miškų ir parbėgi, 5 eurų. Bam! Žiūrovai sumes. Kofkį už 2 alaus pasiūlyt gal. Manau, verta. Jis dar Jis net nelipa. Jisai net nelipa. Jis čia pradėtų nuo kulverstuko, sulakstytų pirmin atgal. Salta. Viskas, atvažiavom į Polską. Kelias pasikeitė iškart. Labai blogas kelias. Tai vadas, aišku. Tokie automobiliai važiuoja. Karo, čia mes esam dabar strygę kamštį. Eik tu Lenkija. Tik į Lenkiją įvažiavom iš karto kamštį strygom, nes prieki kažkoks dalba važiuoja su arkliu ir tikriausiai niekas jo neapsilenkia. Autobusai, mašinos, viskas čia autobusiukai. Čia seniai bus mum kokias 2 valandas dabar kamštį. Kaip tu išvis per miestą gali važiuoti su arkliu, ar čia kažkaip autostrada? Renki ar nerenki? Daryk.
Rakinė ar ne? Kas čia per raktas šis? Nuo varto. O. 20 kartų sukas, ne? Nu tu suki ar nesuki? 20 kartų sukas. O, vaiki. Barakas. Įdomesnis. Šarvuotos. Nu, bent yra. O, saldainių. Saldainių yra. Dušas normalus. O, kaip gerai. O, skalbenkė. Gal rūbus įsiskalbt reikėtų? Nu, o kas su lovom? Dvi čia. Dvi čia. Nu, palauk, reikia testą padaryti. Let's do a test. O, vaikai. Kaip mes mėgosim. Oi, vaikai, išvys, pasakoj, kokią minkštą lovą. Iš karto man durys į mišką atsiveria. Kaip gerai. Va čia tai jo. Žiūrėk, tiesiog nupiešti to miško neužteko. Ne, langas, žinai. Kaip čia bus gerai, seniai. Su vaizdu į džiunglės. Na jo. Nu čia piknikauja žmonė. Pikniką daro. Būtų negerai, jeigu mes ten irgi piknikauja. Nu, chata, nežinau. Šiaip, kai būtas, tai visai gerai, manau. Aš jau vien tik dėl lovų. 9, manau, kad tikrai bus. Vien tik dėl lovų. Vien dėl lovų jo, o pagalbės, palauk, pagalbių testas, seniai, čia svarbu irgi labai. Pagalbių testas. Nu gerai, kad 2 mažas dar yra, bet šiaip tai... Lova tai 9, o pagalbės 6 toks. Palauk, kavos. Gali būti kava. Čia chaladilnikas. Nubėgęs, išprakaitavęs toks. Lėkštės. Nieko, aišku, čia nebus. Tik puodeliai, kavos tikrai nebus, manau. Neatsidaro. Čia. O, palauk, yra family kava. Kažkokia tai su granulium. Yra ir tokia. Yra ir kavos. Kaip gerai, kad kavos yra. O, kaip mes sėdėsim. Skofkė čia sėdės. Ir dabar eisime valgyti į Vyčerio barą. Galimai. Čia? Ne čia. Ne čia. Tai kur tu mus atvežiai? Tai kur tu, aš galvojau, tu mus atvežiai. Ten parkovkai tik tai su leidimais. Rimtai? Tik su leidimais? Tai tu turi leidimą. Seni, mes turim visus leidimus. Supranti? Visos durys atvežiai. Visi leidimai yra. Kad aš šį vaizdas. Iš 3 asmens. Slaptas veikėjas. Iki pat galo. Iki pat seniai galo. Nu, bet čia reikėjo to ir tikėtis, nes 8 štukos reviewsų, 4 iš 8 ar 7 įvertinimas. Tai reikėjo ir tikėtis to. Ar 4 iš 9? Kaip tu čia pasakė? Iš 5. 4 iš 8? Ai, nu gerai. 4 iš 8. 4-8 iš 5 įvertinimas. Reikėjo to ir tikėtis. Gavom čia susimokėti premiją biškį. 100. Tipo pasistatėm kažką, čia senamiestį negalima. Mientų milijonas važinėjo. Prisipaišė. Vat ir pavalgėm skaniai. Rytoj mūsų laukia kelionė į dar kažkokį kaimą, paskutinis stopas prieš Lietuvą. Pačilinsim, pailsėsim ir viskas. Šiandien važiuojam į sodybą, į sodybėlę kažkokią įsinuomavom. Bet važiuočiau Klaipėdą jau. Viskas jau baigęs kelionę, realiai. Jau vakar baigęs kelionę. Pilnai baigęs kelionę baigęs.
Kulinarai dabar padarys tvarką. Visus naudojamas. Tai puchus. Važiuojam. Važiuojam. Pagnali. Nu, sauso kūro gal tikrai per daug. Nu jo. Visą sausą kūrą užpylę. Tu durnas čia, žinai, kaip užsidegs, pažaras toj bus. Iki ryto. Tai mes kitą krosnį. Bet tau reikėtų ją suviniot biškį, gal ne? Nu ir viskas, lauksim, kol dabar angliukai užsikurs normaliai. O ką tu čia darai? Hey sup, can I come up your crib? Gal jau laikas pasikepti mėsos? O kur mėsa? Chaladilnikė. Va, mėsa, žiūrėk dabar, mėsa, va. Va, mūsų mėsa. Sasiskas. Imk sasiskas. Einam kept sasiskas. Kiek galima? Kaitrelį yra. Toj mes kaip pakepsim čia senį. Bus toks bombaklatas, man atrodo. Davai, gal kas nors tikėti. Gal. Reikia tikėtis. Šiaip kaitros tai tikrai yra nemažai. Kokie įspūdžiai po kelionės? Geriausi tik įspūdžiai. Tik geriausi įspūdžiai. Įspūdžiai vakaro, čia viso klas. Tik gaila, kad nusifilmavom atrakcionų, nes atrakcionai buvo išvis. Geriausia jaučiu dalis kelionės. 10 iš 10 kelionė, nu vis tiek, bet nu kelionė yra kelionė, žinai? Žinai, aš sakyčiau, kad mums 10 iš 10, o jums kaip žiūrovams, nu gal koks 8 iš 10, Yeah. nes jūs nematėt kažkokios dalies tos kelionės, nes mums uždraudė filmuoti. Mūsų uždraudė. Mūsų uždraudė. Lenkai. Mūsų uždraudė. Ten žiaurų buvo, ten mūsų pakėlė į 7 metrus. Tai va, skrydom ją pačiai. Tiesiog kilom iš sėdinių. Jūs nematėt, iš tikrųjų, ten buvo žiaurų seniai. Nematėt jūs. Gaila, kad nematėt, bet kitą kartą sudalyvaukit konkurse, galbūt laimėsit bilietą su mumis važiuoti. Ir pamatysit kažkuris laimingasis. Tai žodžiu, laukite kitų kelionių. Jų galimai kažkada bus. Gal ne šiais metais, gal kitais metais. Kepimo ekspertai, va, pila. Nealų pilsta į kamerą, žinai? Все klas, va. Все klas. Op. Nu, skaniai atrodo. Seni, test drive. Ant hamakiuko, žinai. Op. Čia Ui, tu. Guliu, čilinu, sodybėliai. Ant didesnio, davai, judi. Big boss. Atsargiai, medžiai virsta. O, big man. Po tokios ilgos kelionės reikia pailsėti vieną dieną. Nes ir toj laukia 7 valandos kelio namo. Valandas gal iškėp. Valainos tokios šiandien tikrai neiškeps. Ble, duosi paragauti. Aimas dabar. Taip pat esu būtų pažinti. Gerus kalbaskas. Neblogos. Neblogos kalbaskos. Kaip gerai vaikit. Gerai, kad turim raugintą agurką. Su raugintų sen, gal skaniau. Kaip apie viską pagalvota, nu. Kai vertini sasiską, tu. Sasiską? Lamba šiaip iš tikros skani. 8,5 iš 10. Nu, aš tai 10 iš 10, nes Pats kepiau. Pats kepiau. Ant hamako kepeitų. Taip. Gerai. Pamėsi dešrą vieną. Niekada. Dešros gerai iškepė. Gerai iškepė. Skaniai atrodo dešros. Nu, bus, žinok, Eastern Texas. Pusė sasiskos. Buvo ir Ratman Texas, žinai? Vaikį. Pusė sasiskos, tai bam. Taip, ragausim dabar šitą. Op. Reikia čipiuką. Aršo kalšanim. 10 iš 10 sasiskos. Mūš. Tai ką tu nepataikai? Mūši. Tai ką tu nepataikai? Iškrita raketė. Musės daužo. Padavimas. Važiuojam.
Seni, tu žvairas. Parodyk. Sulaužė dabar, va. Niekada nelankykit Gym Plusą. Seni, čia jau Žinai, gariūnų kroksavykai, va. problema jau. 16 eurų, na. Jau viskas išlūžė. Tu matai, kokią aš damage padariau. Seni, tai critical damage padarė žmogus. Antiek baisiai čia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stryką muša. Eik, tu tokį stryką. 5 prašai, gavai 6. Jo, nice. Teisėjas. Šiandien Mantas. Dabar vyks POV. Pasiruošęs. Važiuojam. Op. Mūš. Tikriau mūš. Ai. Ai. Ple. Ką viskas, važiavam namo. Iš viso nuvažiavam 2 štukas 600, tai dar liko mums iki Lietuvos 600, 3 km. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot. Laikas, subscribas ir iki kitų kelionių.